Aklas pasimatymas. Labas vakaras visiems, kurie laiką leidžiate su Gold FM radio eteriu. Taip pat visiems sakau labas, kurie klausotės mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Aš esu Irma Jokštytė Stanevičienė. Kviečiu jūs į laidą, kurioje stengiamės pažvelgti į įvairias visuomenės pusės, stengiamės praskleisti šydą ir supažindinti savo klausytojus su įvairovės klausimais, įtraukties klausimais. Ir šiandieną pakalbėsime apie projektus, kuriuos kuria žmonės tam, kad negalios samprata mūsų valstybėje keistusi. Pas mane svečiuojasi dvi mamos, kurios be motinystės gavo ir didesnį pasunkintą iššūkį, didesnę misiją šiame gyvenime. Jos augina vaikus su sunkia kompleksinė negalia. Jos yra paramos fondo Nepatogus įkūrėjos. Tai yra Henrika Varnienė. Labas vakaras, Henrika. Labas vakaras. Ir Snežana Glebovė. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai visų pirma, aišku, šiandien kalbėsime apie daug nepatogių situacijų gyvenime, bet norėčiau jūsų abiejų paklausti, kas jums yra komfortas ir patogumas gyvenime? Ką jums reiškia šitą sąvoką? Man pirmiausia tai reiškia laisvę. Laisvę reguliuoti savo laiką, laisvę kur eiti, laisvę rinktis. Tai man yra didžiausia vertybė. O kai turi sunkios negalės vaiką, netgi kai jisai užauga, tu neturi galimybių ir laisvės rinktis, kur ar eiti į kiną ar ne, ar eiti į darbą ar ne, tavo visą dieną visas gyvenimas yra surikiuotas, netgi šeimos, netgi artimųjų gyvenimas yra surikiuotas pagal vaiką. Tai man pirmiausia yra laisvė. Aš taip suprantu. Labai įdomu, ačiū. Snežana, kaip jums? Taip, aš pilnai palaikyčiau ir pritarčiau Henrikai. Nelabai turiu, kad čia ir pridurti, nes iš tikrųjų tai yra pagrindinis dalykas. Ar taip visada buvo? Ar galbūt kažkuriame gyvenimo tarpsnyje supratote, kad ta laisvė ir kad dabar gyvenimas bus kitoks, kiek reikia laiko, kad ta situacija prisibelstų iki suvokimo? Juk fondas ir gimė iš to, kad atėjo laikas, kai jau nebegali ilgiau dėl ir savo sveikatos iššūkių, kai ir pagalbos jau gauni mažiau, nes ir man, ir kiek žinau, Snežanai padėdavo mama, kol vaikas buvo mažesnis, bet kai ateina suaugystė ir mama jau sensta ir pats ateini į brandesnį amžių ir tu jau supranti, kad yra riba. Aišku, dar ir gavau tokių nuo kilnojimo, kadangi dukra nevaikšto, fizinių traumų, kada jau ir fizinės jėgos apleidžia ir tada tu supranti, kad viskas tai jau yra riba. Tai yra, kad ir kaip besistengsi suktis ir nesukelt rūpesčių nei savo šeimai, nei kitiem, bet tu supranti, kad tai jau yra riba. Ir iš tikrųjų Snežana tai ir buvo ta pirma mama, su kuria dalinausi idėjomis ir jinai irgi neiškart sutiko prisijungti. Kodėl, Snežana, papasakokite? Taip, čia yra ne toks paprastas sprendimas. Reikia priimti, reikia apsvarstyti, apgalvoti ir prieiti. Mūsų Henrika tai yra tas žmogelis, kuris tą idėją išnešiodavo daug metų ir kuri būtent pakvietė mus prisijungti. Ir aš manau, kad tai yra tas žmogus, dėka kuriam mes pasiekėm, beveik jau pasiekėm savo tikslą. Čia dabar aš norėčiau galbūt, kad mūsų klausytojams būtų aiškiau, mes kalbame apie idėją, kad net ir labai sunkią negalią turintys vaikai kažkada gyventų savarankiškai taip, kad turėtų savo namus, kaip ir visi mes, kai užaugame, išeiname, kuriame savo gyvenimus. Ir kas šioje idėjoje, Snežana, jums atrodė labai labai sudėtinga? Ar paleisti patį vaiką, ar galbūt kažkokie kiti dalykai? Apgyvendinti vaiką, kuris gyvena su tavim jau virš 20 metų ir kuris tas ryšys su to vaiku, su tokiu vaiku, jis yra, atrodo, tu vienas kūnas. Jis be tavęs negali gyventi, tau atrodo, kad tu jau be jo negalėsi gyventi. Ir paleisti tą vaiką į kitą gyvenimą, palikti priežiūrį kitų žmonių. Tik būtent tas sprendimas yra labai sunkus, bet
bet vis tiek prie jo reikėjo prieiti ir tą mūsų idėją, tą Henrikos idėją, būtent sukurti mūsų vaikams naują namą, namus, kur jie gyvensi kaip šeimoje, atrodė tiesiog neįgyvendinama. Henrika, kaip Jums atrodo, ar čia sistemos rezultatas, ar kieno, kad net ir tėvams reikia laiko, kad jie vaikų su sunkia negalia, jie nepriima kaip žmogaus, kuris kažkada gali užaugti ir išeiti kažkur? Jo, aš iš tikrųjų manau, kad tai yra sisteminis blogumas dar. Nes, pavyzdžiui, Danijoje šeimas, tėvus konkrečiai, ar ne, ruošia tokiam etapui. Nes juk pagalvokim, jeigu, mūsų vaikai būtų sveiki, aš pati turiu dar kitus 2 vaikus sveikus ir jau tą periodą atsiskyrimo aš jau perėjau su kitais 2 vaikais ir mano dukra, kol jinai vidurinė yra pagal amžių, tai jinai dar su mumis. Tai su visais vaikais ir sveikais yra tas atsiskyrimo momentas. O kai tu daug laiko skiri vaikui su negale, tai tas ryšys dar stipresnis yra. Čia trumpam stabtelėkim. Gerai, Henrika, pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės, likite su mumis. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį. Šiandieną laidoje Aklas pasimatymas svečiuojasi 2 mamos savo motinystėje ištvėrusios ir išmokusios kur kas daugiau negu tiesiog būti mama. Tai Henrika ir Snežana. Henrika, mes pradėjome kalbėti apie tai, jog užsienyje tėvai gauna daugiau paramos, tie, kurie augina vaikus su sunkia negalia. Iš tikrųjų, galbūt dar, kad būtų aiškiau, reikėtų paaiškinti, kad tai nėra tiesiog viena negalia, kad kas tas kompleksiškumas ir ką tai reiškia, kaip tai keičia gyvenimą. Galbūt galėtumėte abi pasidalinti sunkiausiais momentais iš savo atradimų, kad mūsų klausytojai labiau suprastų, ką jūs išgyvenate ir kiek tai tęsiasi. Kompleksinė negalia tai yra kelios negalios vienoje vietoje. Ir paprastai dažnu atveju tai yra judėjimo negalia ir paprastai jinai būna labai ryški, sunki, tai reiškia, kad vaikai negali patys ir pavalgyti, nes rankytės neklauso, realiai paralyžiuotas kūnas. Vienų yra 2 paralyžiaus formos, vienų yra laisvas tonusas, kai rankytės tiesiog nukabusios, o kitų yra, kai yra spastika, reiškia labai sutraukti raumenys kaip mėšlungio. Visi mes įsivaizduojam, kas yra mėšlungis, tai taip sutrauktas būna visas kūnelis. Tai vieni vaikšto vaikai, kiti nevaikšto, kiti gali patys pavalgyti, negali dažnai, ir ta priežiūra iš tikrųjų yra jau dėl fizinės negalios yra labai intensyvi. O dar gali prisidėti kitokių dalykų, pavyzdžiui, negirdėjimas arba nematymas, arba intelekto negalia. Mūsų atveju Snežanos ir mano yra epilepsija dar be to. Ir ta intelekto negalia, jinai irgi duoda savo rezultatą, kad su šiaip vaiku gali susitart, kad aš išėjau į parduotuvę, arba aš tuoj ateisiu, arba tu dabar pažiūrėk filmuką, o aš išskalbsiu arba sutvarkysiu virtuvę. Kai vaikas turi intelekto negalią, tu su juo nekaip negali susitart. Tiesiog. Tai reiškia, kad įsivaizduokim metų vaiko kūdikį, tai tokia priežiūra yra, tik tai, kad tai yra suaugęs žmogus, bet tai nereiškia, kad vaikas nedovanoja meilės. Tai nereiškia, kad jis neturi džiaugsmo, neturi labai daug dalykų. Tai iš tikrųjų, aš nesakau, kad aušra tai yra man Dievo dovana, bet tiesiog aš sakau, kad tame visame, išgyvenime, šitame ir aušros gyvenimo, ir mano, tai yra labai šiltų ir gražių momentų, kurių aš neiškeičiau turbūt nieką kitą. Kokius jūs išskirtumėt labiausiai momentus, Snežana, savo motinystėje ir šioje misijoje, kurioje sunku net nueiti į parduotuvę ir padaryti kažkokį darbą? Taip, mes išmokstam mylėti, išmokstame kantrybės, stiprybės, nors iš tikrųjų jo, kaip sako ir Henrika, tas žmogelis kaip angeliukas, jis visiškai priklausomas nuo tavęs, bet jo akytės, jo šypsena, jo tas žvilgsnis į tave ir džiaugsmo tos minutės,
labai svarbus mūsų gyvenime ir iš tikrųjų leidžia mums gal kitaip žiūrėti į gyvenimą. Ar jūs, Snežana, dar turite vaikų? Ar... Taip, aš turiu vyresnį sūnų, jis jau vedęs žmogus. Tai jūs irgi galėjote atpažinti tą skirtumą, ar ne, ir pergyventi ir vienokį išsiskyrimą su vaiku, ir kitokį. Dar norėčiau vis tiek grįžti prie jūsų paramos fondo pradinės idėjos. Pristatykite, koks tai fondas, kaip gimė ši idėja po šių išgyvenimo metų ir po to suvokimo, kad vis dėlto jūsų vaikui irgi reikės kažkada atsiskirti nuo jūsų. Nuo ko pradėjot ir iš kur atsirado tokia mintis? Na, tai mintis ir atsirado todėl, kad suvokiam, kad jau yra netgi fizinių mūsų jėgų riba. Ir amžius, žinot, man ką tik stuktelėjo 50. Tai man tai tiesiog yra jau, tu pradedi galvot, kad, jau šiaip ir pensijagi kažkada bus, o tos fizinės jėgos jos nepriauga, bet, jos tiesiog yra ribotos. Na ir kadangi neįgaliųjų tam, teisių laukia aš esu ne vienerius metus ir, su kuo pakalbi kitose šalyse, yra ta pagalba. Yra tėvam pagalba, kad jie galėtų visų pirma tai dirbti, užsidirbti savo pensiją, padėti savo vaikam adaptuotis kitokiose sąlygose, ne namuose ir tada ir tiesiog, tu randi ir kitus, negalima juk numesti ir kitų vaikų. Tu ir jiem turi skirti dėmesio ir kai vaikai augo turi ir mokyklos renginius eiti, ir labai daug dalykų daryti, kai ką turi atsisakyti Lietuvoje tėvai, kai dar nėra tų įvairesnių pagalbos formų šeimom. Tai iš tikrųjų mes pradžiai perėjom ir valstybinio finansavimo idėją, nes man atrodo logiška yra, nes taip ir yra kitose šalyse, kad pirmiausia, tai valstybiniais resursais turi būti tokia pagalba suteikiama. Bet žodžiu, aš neradau galimybės, kad atsirastų tokie namai, kaip kad mes įsivaizduojam, pirmiausia, kad tai yra namai. Tai reiškia, dar reikėjo ir pakeisti teisinį reglamentavimą, nes dabar sunkios negalės žmonėm kažkodėl yra visokie sveikatos ministro įsakymo reguliavimas toks ir turi būti ligoninė, žodžiu. Ne namai, o ligoninė. Taip ir yra. Tai, ką valstybė dabar sukūrusi yra 80 vietų per visą Lietuvą, tai yra ligoninė. Tai yra ta pati slaugos lova ir tokia pati slaugos spintelė. Jeigu klausytojai įsivaizduoja, yra buvę ligoninė, tokia vienutė, bet, su šviesiom sienom, tai viskas yra labai gražu, bet ta sterili aplinka tai yra toli gražu nuo namų. Taip, ir tame jūs turėtumėte būti visą gyvenimą. Tai jo, ir tame toks vaizdelis. Taip, tai kiek, tu ligonėgi pabūni, tai pabūni kažkiek ir išeini, tai ir džiaugiesi ir apskritai sako, kad net ir namų sienos gydo, ne, juk yra toks posakis, o pas mus atvirkščiai kažkaip tai. Čia dabar su tuo vaizdeliu ir palikime klausytojus, pokalbį pratęsime po muzikinės pertraukėlės. Aklas pasimatymas. Tęsėme pokalbį laidoje Aklas pasimatymas. Henrika Varnienė ir Snežana Glebovė pristatinėja naujų namų savo vaikams idėją, kurią padės įgyvendinti paramos formas Nepatogus. Henrika, mes stabtelėjome toje situacijoje, kur valstybė siūlo vaikams arba sunkios negalios suaugusiems žmonėms kol kas tik tai ligoninės lovą. Ką norite pasiūlyti jūs? Mes pirmiausia siūlom jausmą namai. Tai reiškia, kad, vienas dalykas, kad apskritai į mūsų namus atsikels 4 jaunuoliai, kurie yra draugai. Tai jau yra pagrindinis momentas, nes jie žino vienas kitą, jie nebus taip kaip ligoniai, kad tu randi kaimyną, kurio tu nepažįsti, kuris galbūt knarkia ar ten daro kažką, kas tau visiškai sunku yra toleruoti. Tai mūsų vaikai yra pirmiausia, tai yra draugai. Todėl visa šita paslauga, jinai buvo sukurta nauja, jinai yra įteisinta, reglamentuota socialinių paslaugų kataloge ir tai vadinasi bendro gyvenimo namai. Maždaug kaip jaunimas užsienyje ir Lietuvoje yra co-living, tokia savoka, tai mes siekiam, kaip ir tokio nerūpestingumo savo jaunuoliam, kurie yra jauni. Aušra bus vyriausia, jai bus už porą savaičių 25 metai. O visi kiti iki Kaja jauniausia 20. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu jie būtų sveiki,
Jie lygiai taip pat norėtų gyventi tokiuose namuose. Tai... Kaip užsimezgė ši draugystė jaunuolių, kurie tikrai turi daug iššūkių socialinį gyvenimą regzti? Mūsų vaikai lankė mokyklą kartu nuo pat vaikystės. Evelina su Aušra turbūt nuo 3 ar 4 metų jau kartu. Buvo vienoje grupėje, o po to vienoje klasėje. O toliau išėjus iš mokyklos mes perėjom į vieną dienos centrą. Tad jie vienas kitą pažįsta ir jau jiem ta draugystė tai yra jų gyvenimas. Nuo pat mažens jiem komfortiškai kartu. Jie pamato vienas kitą ir šypsosi. Tai įspūdinga, labai šiaip džiugu, kad mamų stiprybės dėka turbūt ir pastangų, net ir socialinis ratas vaikams yra suformuojamas ir užsimezga. Henrika, kodėl pasirinktas skaičius 4 gyventojai vienose namuose? Ar čia toks pasiūlymas? Ar kaip? Ne, mes tiesiog, kadangi ėmėm tipinį namo projektuką, ir žiūrėjom, kaip saugiai ir kaip gali vaikai, jaunuoliai jame gyventi ir jaustis. Nes dar reikia pasakyti, kad pas mus vaikštantis yra tik vienas jaunuolis Augustas, o pavyzdžiui, Kaja juda elektriniais ratukais. Tai reiškia, kad jai reikia apsisukimams daugiau vietos, jos ir kambarys turėjo būti didesnis. Ir, kiti, kurie Aušra, pavyzdžiui, jinai ropoja. Jai irgi patogiau, kai kambarys yra šiek tiek mažesnis. Nes namuose mes apskritai nenaudojam ratelių. Aš skatinu jos judėjimą ir rateliai pas mus naudojami tik tai laukui. Taip pat mūsų vaikai, ir Evelina, ir Aušra naudoja vaikštynės. Tai reiškia, kad ir jom vietos reikia. Ir čia gaunasi, kad tai nereikia galvoti, kad tai tik standartinis kambarys, ten mažiukas, ten ir viskas telpa. Ne, mūsų kaip tik, kadangi yra ribotos judėjimo galimybės, tai kaip tik vaikam reikia daugiau visokių. Turėsim dar ir erdvę mankštai, nes kai jaunimas mažai juda, tai negaliai tas yra labai svarbu. Tai jos reikia papildomai mankštinti tam, kad jie iš viso nesusirauktų į kumštelį. Ir tą daryti reikia vos nenuolat. Jiem priklauso sanatorijos, bet mes nebegalim jau su jais kartu važiuoti ir aptarnauti jų. Tiesiog iki 18 metų aš kas metai važiuodavau į sanatorijas, kol dar buvo galima į vaiko raidos centrus, visur. Bet tai yra tiesiog riba, kada tu jau nebegali. Tai todėl mes sudėjom visus tuos poreikius į tą kambariuką ir į tą namą ir gaunasi, kad tik tai 4 vaikai, juo labiau, kad dar ir dušo kambariai, tualeto kambarys, jie turi būti atskiri kiekvienam. Kad vaikas, kaip tiesiog, namuose? Kaip namuose, taip. Ligoninėje. Taip. Snežana, ar jūs jau supažindinote savo dukrą su to, kad ji kažkada turės namus? Ar jie laukia tų namų? Laukia, bet pas Eveliną taip pat yra sunkus intelekto sutrikimas, tai labiau gal susipažins jį jau atvažiavus tos namus, apžiūrėjus juos, bet jau kartu buvom apžiūrėję tą namą mūsų iš išorės. Buvom apžiūrėję vietą, kur gyvensime. Labai tikiuosi, kad bus laimingi mūsų vaikai šiuose namuose, tikrai bus laimingi. Aš irgi labai tikiuosi ir kažkaip man pačiai atrodo, kad labai smagu tokiuose namuose gyventi turėtų būti. Dar pasiklausysime čia muzikos ir pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas, kuriame svečiuojasi 2 mamos, Snežana ir Henrika. Mes kalbame apie būsimus jų vaikų namus, kuriuose tie vaikai turės galimybę, kaip ir mes kiekvienas, gyventi pilnavertį gyvenimą, nors jiems teko labai sunkus, galima taip sakyti, kūno apvalkas, labai sunki kompleksinė negalia. Henrika, Snežana jau buvo nuvežusi, parodžiusi Evelinai, kur bus jos naujieji namai. Ar jūs, Aušra, supažindinote?
Jo, iš tikrųjų mes su vyru vis Aušai sakom, Aušai, jau tu tuoj žino, kad jau tu eisi gyventi, jau tu ruoškis čia ir viskas, ir tau čia bus gerai, bet, aišku, labai sunku mum visom mamom suprast, ar mūsų vaikas supranta, kas tai yra. Ta prasme, matysis, kaip ir Snežana sakė, kai jau tikrai apsigyvens ir tu matysi, kaip vaikas jaučiasi toje aplinkoje. Bet iš tikrųjų, kadangi, tenka dabar nuolat važiuoti, kalbėtis su darbininkais, kurie dirba ten ir tvarko namą, įrenginėja, nes dabar jau dažom sienas, klijuosim plyteles, jau realiai namas finalizuojasi, jau pabaiga. Tai aš irgi, jinai laukia manęs gal kokių 40 minučių mašinoj, nes buvo toks darganotas oras. Aš atėjau į mašiną, jinai tokia išsišiepus buvo. Tiesiog man net atrodo, kad jinai tikrai viską žino ir supranta. Čia vyksta jos namo statybos. Jinai tokia labai jautriai ir džiaugsmingai reaguojant į aplinką ir jinai labai puikiai atsimena aplinką. Tai tiesiog man, kadangi irgi jau buvo ne pirmą kartą, o tada tai tiesiog aš su meistrais turėjau atkalbėti tą pusvalandį išsiaiškinti kertinius klausimus ir jinai tiesiog turėjo laukti manęs mašinoj. Ir aš ateinu, jinai tokia visa švytinti. Tai iš to sprendžiat, kad jai patinka. Kad jai tikrai ten patiks ir iš tikrųjų prie mūsų veiklos dar įsitraukia ir savanoriai, ir architektė kraštovaizdžio, jinai padės sumodeliuoti aplinką. Žodžiu, tikrai bus ir prieinama aplinka ir mes. Ir tai parodomasis modelis, kaip galima toliau tokius projektus vystyti. Henrika, kiek reikia finansų tam, kad toks modelis įsigyvendintų? Ir čia turbūt jūs esate tie, kurie valstybei galėsite pateikti visą sąmatą ir visą paaiškinimą, kaip ir kiek tai kainuoja, kiek reikia ko ir ką galima pasiekti. Iš tikrųjų, kalbant apie pinigus, tai yra dar teisinių niuansų, kurie visiems vaikams prieinami, o pavyzdžiui, dalykai, o mūsų vaikams, kurie gyvens tame name, neprieinami. Tai aš, pavyzdžiui, netgi paminėčiau būsto pritaikymo programą, kurią gali naudotis, pavyzdžiui, jeigu mano Aušra gyvena su manim, jinai gali tikėtis būsto pritaikymui iki 15 tūkstančių eurų. Taip. Dabar, kadangi jinai gyvens ne savo asmeniniuose namuose, tai tu negali, reiškia, gauti. O mums konkrečiai reikia bėginės sistemos, kad būtų galima iš dušo kambario vaiką, jeigu reikia ant tualeto puodo pasodinti ar kėdės ir tada, reiškia, nuvežti į lovą jau išmaudytą vaiką. Tai bėginė sistema, mes ją darom ant dviejų vaikų ir jinai kainuoja 9 000 eurų ir mes negalim jos tikėtis iš valstybės. Tai aš šitą uždavinį išsikeliu ateinantiem metam, kad realiai, kad pakeist tą tvarką, kad tiesiog tokiem vaikam taip pat priklausytų ta pagalba. Bet kalbant apie pinigus, tai pinigai ir yra apie 400 000. Tai ekonominio tipo namas su žeme, su tvora, su pasėta žalia, su ištrinkeliuotais takučiais važinėti. Nes mūsų, reiškia, vaikai turi turėti galimybę judėti vaikštynėmis lauke ir todėl mūsų takai turėjo būti pakankamai lygus, kad jie turėtų jėgų, nes kai yra spastika, tai paralyžius, tai yra labai sunku jiem judėti. Tai visa šita sistema, jinai kainuoja apie tokią sumą. Čia yra ekonominio tipo naujas A+ klasės namas, taip kaip visi reikalauja, dabar reikalavimai yra gyvenamiesiam namams, su šildymu, su rekuperacija, su gerais langais ir tiek. Čia turbūt aš nieko naujo nepasakiau dėl sumos. Ir jūs planuojate net ne vieną tokį namą, ar ne, pastatyti? Jo, mes iš tikrųjų jau baigiam renginėti šitą namą ir planuojam ir renkam jau pinigus antram. Ir paskui iš tikrųjų mūsų viltis galbūt, kad kiekviena savivaldybė prisidėtų prie šitokio namuko savo gyventojams. Taip. Nes tai iš tikrųjų suma vis tiek yra nemaža. Žinoma. Taip.
Dar pasiklausysime muzikos, pokalbį pratęsime po jos. Aklas pasimatymas. Čia laida Aklas pasimatymas ir šiandieną mes bendraujame su dviem mamomis, Snežana ir Henrika, kalbamės apie būsimus jų vaikų namus, kuriuos moteris kuria drauge su paramos fondu Nepatogus, rodo valstybei pavyzdį, kaip gali oriai gyventi net ir labai sunkią, kompleksinę negalią turintis suaugę žmonės, mūsų valstybės piliečiai. Henrika, kalbėjome apie tai, kokie bus tie namai, kokia pagalba ir kas ją teiks tų namų gyventojams. O, čia labai geras klausimas iš tikrųjų. Čia reikės, kaip mes namą kūrėm, viską nuo pagrindų, turiu omeny ir ideologiškai, ir fiziologiškai, nes kiekvienam vaikui yra atskiras pritaikytas kambarys su atskiru tik jam tinkamu dušo kambariu. Taip ir čia reiškia visiškai nauja paslauga, niekas tokios neteikia. Ir čia mes dar turėsim surasti daug sprendinių iš tikrųjų. Tai kaip tik vakar buvom susitikę ir diskutavom strategiškai, kokios čia tos gali būti paslaugos, kokios galėtų būti paslaugos ateityje, kai kitos mamos atsiras ir atsiras grupė tokių pat jaunuolių, kurie taip pat norėtų gyventi kartu, nes mes būtent skatiname būtent taip, kad namas nebus statomas kažkur bile kur ir ieškomi gyventojai. Ne. Pirmiausia, turi būti grupė, kurie norėtų gyventi taip, kaip ir sveikų žmonių gyvenime susidaro. Susirandi draugus ir eini ieškoti bendrabučio ar kažką. Tai čia lygiai tokia pati ideologija ir laikysimės, kad pirmiausia turi būti 4 ar 5 grupė, kuri jau turi draugiškus santykius, kad paskui nebūtų nedraugiščių ar kažkokių kitokių tokių nesklandumų. Tai ir paslaugos taip, čia dar turėsim ką nuveikti, bet jau turim specialistę vieną, kuri atlieps labai daug dalykų, tai toliau lieks toks individualios priežiūros personalas, kuris turės užtikrinti mūsų vaikų, realiai draugauti su jais. Aš suprantu, kad neatliks mamos vaidmens, bet tokio draugo ir pagalbininko tai tikrai gali, o mūsų vaikai jie tokie empatiški, bendraujantys socialiai. Tai su jais tai tikrai galima rasti ryšį ir aš labai gerai ant dukters matau, kuris žmogus jai labai patinka, tai tiesiog iš karto šypsena ir ėjimas ir bendravimas, tai iškart matysim vaikam mūsų gerai ar negerai. O kokie ten buvo namai, kurie, aš atsimenu irgi pavadinimą tą bendro gyvenimo kažkaip namai, kuriems priešindavosi gyventojai miesto. Tai čia netoks buvo modelis? Grupinio gyvenimo. Jo, esmė yra tokia, kad tokiam name gyvena 10 žmonių. Ir aš sakyčiau, kur 10 yra? Nėra tokių namų, kur apskritai, jeigu žiūrint, nuvažiuoji kokį privačių namų kvartaliuką, kur gyvena 10? Nėra tokių namų. Tai mes už tai dar ir orientavomės, kad mūsų namo dydis, jis negali skirtis nuo kitų šalia esančių, tai yra toks pat tipinis namukas kaip šalia stovintis ir tada tas žmonių skaičius dar reikia turėti omeny, kad pas mus, kai 4 visi bus namuose, turės būti darbuotojai, nes tai yra sunki kompleksinė negalia, tai reiškia jau 6 žmonės, tai nėra, kaip pagalvoji, tiek ir mažai. Taip. O vienas tada lieka nakčiai miego, tai reiškia, tada lieka 5 žmonės. Tai irgi, 5 jau irgi yra daugiavaikė šeima, jeigu šiaip pažiūri, 3 vaikai ir 2 suaugę, ar ne? Taip. Tai irgi daugiavaikiai, nėra labai daug Lietuvoje. Dabar jau sparčiai mažėja. Pakalbėkime, jau yra paskutinė mūsų laidos dalis vis dėlto apie tai, kaip žmonės, kurie nori jūs palaikyti, kurie palaiko jūsų idėją sukurti namus tiems, kuriems mūsų valstybėje yra labai labai sunku gyventi ir tikrai ne jų tėvai turėtų tą daryti. Netiek daug yra tokių tėvų, kurie gali rasti galimybių, ar ne, savo vaikams pastatyti tokius namus, kuriuose jie būtų saugus. Tai kaip galime prisidėti kiekvienas prie šio projekto ir kokios pagalbos jums labiausiai dabar reikia?
Oi, pagalbą priimam visokią. Ir savanoriškais darbais, ir statybinė medžiagom realiai. Jeigu kokia statybų įmonė ten ar parduotuvė gali cementų paremti, tai prašau, mes tikrai atviri. Bet ir renkam žinoma lėšas. Tai yra trumpieji skambučiai, yra paprastiems žmonėm, kurie gali paremti, tiesiog eidami gatve, tai yra 14110 eurų, 1407 yra parama 3 eurai, arba yra www.nepatogus.lt, yra visos nuorodos, kaip paremti pavedimu į banko sąskaitą. Snežana, su kokia jūs mintimi, kaip skambėtų jūsų kvietimas tiems, kurie dar ieško namų savo vaikams? Nepraraskite viltį, viskas įmanoma. Tikrai prisijungkite prie mūsų, ateikite, skambinkite, mes kiek galėsime, tiek padėsime į savo pusės. Žinoma, reikės prisidėti ir patiems, reikės ir savo iniciatyvos, bet visgi mes esame ne vieni, mes jau tai pradėjom, o jūs eikit paskui mus. Ačiū Jums labai, Snežana, ačiū labai, Henrika, labai žaviuosi, kad mūsų valstybėje yra tokių stiprių mamų. Man toks didžiulis pasididžiavimas šią idėją ir mes lauksime gerų naujienų, lauksime naujų namų. Primenu visiems klausytojams, kad laidos Aklas pasimatymas kviečiame klausytis trečiadieniais 19 val. Gold FM eteryje. Na, o žinoma, geriausia būtų, jeigu prenumeruotumėte mūsų YouTube kanalą Aklas pasimatymas ir visas laidas galėtumėte paklausyti tik tada, kai jos ištransliuojamos. Linkime Jums gražaus vakaro, lauksime kitame Aklame pasimatyme. Viso geriausio. Laidą remia Medijų rėmimo fondas. Laidą rengia Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Laida įrašyta PAMS studio.